Nu tai sveiki visi. Yra tokia organizacija, projektas Neakivaizdinis Vilnius. Ir jis jau 2 metai iš eilės organizuoja savo gimtadienio progą tokį renginį, kurio metu galima užkilti į aukščiausius Vilniaus pastatus, aplankyti jų stogus, terasas ir pasigrožėti vaizdais. Tai nusprendžiau atvykti ir nufilmuoti iš čia video. Iš viso bus 11 pastatų. Dauguma iš jų yra centre, bet kai kurie ir ne. Pavyzdžiui, pirmasis pastatas, į kurį dabar einu, yra Saulėtekį. Aplankius visas viršūnes bus galima atsiimti kažkokią prizą. Dar nežinau kokią. Taip pat iššūkio dalis yra į visus pastatus užlipti tik tais laiptais, jokių liftų. O dabar aš einu link mano pirmojo pastato. Štai ir atėjom. Pirmasis pastatas, galbūt jau supratot, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Jis turi jau tokį stiklinį korpusą, 43 metrai ir žiūrėsim. O galima laiptus gal užlipti? Taip, ten laiptai, galite ir lipti. Gerai, ačiū. Nu ką, kažkokį tokį pasą gavau, kuriame lipdukus klijuosim. Su žemėlapio ir lipdukams vietos yra. Čia vienintelis toks, kur laiptais lipu. 4 aukštas. Iki viršūnės liko mažiau negu atrodo. 1 aukštas. Vedėmės. Čia. Jo, aišku. Tai jūs tiesiog darykit, kaip jūs darot. Mums tiesiog čia bus bendras. Jo, jūs galite gerai. Tiesiog reikia tokių fainės kadriukais. Jo, žinau. Paskait nulinė. Nu va, nusileidau. Ne pats turbūt įspūdingiausias kol kas jisai. Bus gal įspūdingesnių. O dabar autobusu iki sekančio. Iki sekančio 5 minučių autobusu. Dabar einu į stotelę. O jūsų aš nevarginsiu su tais autobusais. Tai einam tiesiai prie reikalo, susitinkam prie Paupio verslo namų. Atvykom.
15 metrų. Kažkaip nerandu įėjimo. Būna iškabos dažniausiai. Dabar nėra. Čia ne aukštas visai pastatas. 15 metrų. Keturliktais aukštai. Oho, čia žemiau, bet gal net ir gražiau. Varau žemyn jau. Gavau dar vieną lipduką. Labai čia vėjas stiprus. O dabar važiuosiu prie sekančio pastato. Vėlgi su autobusais. Taigi susitinkam ten. Nu, atvažiavau. Gal pusę valandos važiavau. Ir dabar aš jau esu centre Rinktinės gatvėje. Toj parodysiu, kai ateisiu. Šitam pastate bus 35 metrai. Pernai dar šito nebuvo, nes tiesiog dar neegzistavo. Visiškai naujai pastatė ir dabar jau galima jį užkilt. Čia va dar aplinkui stato. O mūsų tikslas yra čia. Oho, kiek žmonių. Va, pagaliau po valandos laukimo pagaliau užkilau. Pagaliau nusileidau. Gal valandą prastovėjau eilėj, kad užkilt. Ir po to gal 20 minučių, kad nusileist. Ir pasirodo, kad net ne visose galima laiptais lipti. Šitam pavyzdžiui buvo negalima. Tam galima irgi nebus galima. Nebuvo vis tik eilės. Ir laiptai yra. Nu, blemba, nelengva.
Sveiki. Drąsiai, dar filpsi čia. Ačiū. Apverstai. Nieko. Dabar iš karto čia naisva į šitą. Laimingai gyveno iki 120, neturėdamas jokių tokių sunkių ligų. O ponia, kuri Prancūzijoje iki 122 ištraukė, dar 100 metų važinėjo dviratuku, išgerdavo vyno. Pasirodo, čia net negalima užkilt. Čia yra bazinė stovyklavietė šito renginio. Čia vyksta paskaitos visokios. Jo. O užkilt reikia į kitus pastatus. Čia yra to aukščiausias pastatas Baltijos šalyse, bet jį irgi negalima užkilt. Nežinau kodėl. Pernai buvo galima užkilt. Buvau užkilęs. Taigi atėjau prie kito pastato. Čia yra Žalgirio gatvėje. Va toks. Einam pasižiūrėsim, kas jame gero. Oho, geras. Čia visas šnipiškas matas. Ten Ozas, ten Akropolis. Įsileidau. Pasirodo, laiptai buvo. Aš tiesiog juos praleidau. Tai šitas iššūkis taip ar anaip jau neįvykdytas užlipti laiptais visur. Bet dabar tiesiog einu prie kito pastato. Jis yra žemesnis. Iki kito pastato yra kažkur kilometras eiti. Kažkuris iš šitų dviejų pastatų. Dar nežinau. Čia yra japoniškas sodas. Tai turėtų gerai nuo stogo matytis jisai. Aš šiaip nematau žmonių tenais. Nežinau, gal kažką ne tą pažiūrėjau. Jo, viskas gerai, čia tie 30 metrų aukštis ir ieškosim įėjimo.
Nu jo, čia toks vienas iš gražesnių. O dabar į tą pastatą. Vadinasi Vertas. O gal nevertas mano apsilankimo. Šiaip pernai tai buvau ant Verto. Tai vertėja. Lipsiu laiptais į Vertą, nes verta. Gerai, taip liko tik tais 4 pastatai. Ir sekantis vadinasi Yellowstone. Va šitas va. Atėjau. Ten va įėjimas. Laiptais, aišku, laiptais. Sveiki. Čia. Nusileidau ir liko 3 pastatai. Sekantis šitas.
šito pastato. Leidžiuosi žemyn, nelabai čia ką daugiau. Ką, ir paskutinis pastatas beliko centre. Šitas va. Nu jo, čia tai išvis žemai labai. Šis čia nėra bei kam žiūrėti. Nu tai liko vienas vienintelis pastatas Karoliniškėse, į kurį važiuosiu dabar autobusu, nes visi kiti, kaip matote, užpildyti jau. Aplankyti. Ir aš Karoliniškėse einu link savo paskutinio tikslo Sky Office pastato. Va šitas va. Viskas. Aplankyti visi pastatai. Tai va, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi jums patiko, nes man tai patiko. Tikrai rekomenduoju kažkada ir jums nueiti. Kitais metais turbūt vėl vyks. Ir dar kitais turbūt. Tai va, paspauskit like, subscribe ir iki kito karto. Be to pamiršau paminėti dėl prizo. Tai prizą aš dabar neatsiėmiau gyvai, o nusiunčiau jiems nuotrauką savo alpinisto pasą. Ir jie patikrins, ar yra visi lipdukai. Ir tada turbūt paštu man atsiųs prizą, nes taip yra parašyta. Tai vat, iki vėl.